Sveiki visi kanalo žiūrėtojai. Tai šiandien truputėlį pakalbėsiu apie tai, kad iš tikrųjų leidžiu daug turinio arba tiksliau daug reklamos ir ta prasme pažiūrėti, ar žmonės iš tikrųjų nori papildomos veiklos, papildomų pajamų arba galimybių. Tai iš tiesų labai daug iš tikrųjų tų paraiškų gaunu, bet šiandien pakalbėsime apie tai tarp tų, kurie nori ir tų, kurie galvoja, kad nori ir tų, kurie tiesiog nori pinigų, o nenori nieko daryti, nenori kurti jokios vertės. Tai tikrai yra nemažas kiekis tų žmonių, kurie tiesiog yra, ką mes siūlom, papildomas galimybės, būtent mitybos konsultantų tapti, parodome, kaip darom kūno sudėties analizę, kaip konsultuojam, kaip rodom, kaip aiškinam ir taip toliau. Ir tikrai yra dalis žmonių, kurie sako, jo, man įdomu, aš paklausiu, ar sveika gyvensena mityba ta tema, nes tas sritis turi būti vėlgi kažkokia, tai dažniausiai tai kaip ir įdomu visiems, tik tai, nieks nenori apie tai nei daryti, nei kalbėti. Tai va, ir dažniausiai, aišku, pasiskambinam, sutariam kažkokį tai pokalbį, sutariam laiką, tai, aišku, statistika labai normali. Tai reiškia, iš 10 ateina geriausiu atveju 1-2. Tai klausimas vėlgi, kodėl žmonės, jie nori, bet nedaro. Tai iš savo patirties galiu pamatyti tik vieną. Dažniausiai viskas galvoju, kad čia ne man, aš negalėsiu, aš nesugebėsiu ir taip toliau. Bet aš visą laiką nesugebėsi ko? Tu nesugebėsi ką padaryti. Tu net nežinai, apie ką mes čia kalbam, ar ne? Arba aš visą laiką sakau, žiūrėk, tu pradžiai tampi klientų, pabūni, paragauji, susipažįsti ir tu pažiūri, ar čia tikrai tavo. Bet tu turi pats praeiti tą kelią. Po to, jeigu praeini, sakai, jo, aš to noriu, nes aš tokiu keliu ėjau. Sekantis etapas, aš einu mokintis, ar ne, aš darau kažkokius tai veiksmus, klystu, nes mes juk žmonės visi klystam, taip, klysti galima, taip, kartais tai nefaina, nesmagu ir taip toliau, bet tikrai pasidaro. Ir tokiu būdu tiesiog, mes, kaip aš sakyti, profesionalėjom. Tai va, ir ar ten tos kirpykloje, ar ten nagus daro moteris kažkokias, tai ar kažkoks tai vyrukas mašinas taiso, tai dažniausiai ką tu žiūri, po to bandai pats, dažniausiai suklysti sulaužai, išmoksti geriau. Ir tu tampi kažkokios tai srities specialistų, profesionalų ir taip toliau, tai tiesiog tu tą patį dalyką darai daug kartų. Tai kuo jisai sudėtingesnis arba kuo mažiau tai žmonių gali padaryti, automatiškai uždirbi daugiau. Kuo daugiau žmonių tai gali padaryti, arba tai gali padaryti bet kas, tai automatiškai uždirba mažiau. Nes vėlgi, tai yra tiesiog rinkos ta tokia kaina. Tai reiškia, jeigu kažkur tai, kaip aš sakau, labai per daug įgūdžių nereikalaujantis darbas, tai automatiškai tai faktas, kad už jį nieks nieko nemokės daugiau. Arba tarkim, tu galvoji, kad tu pasiekiai tam tikrą įgūdžių kiekį ir tu galbūt pas save kažkokiam darbė, tu gali pasikelti tas pajamas arba eiti kalbėti, sakyti, žiūrėk, aš buvau čia, dabar čia, mano vertė tokia, aš atnešu tiek vertės ir dabar norėčiau uždirbti tiek ir tiek. Ir aš manau, kad tikrai gali su jumis pakalbėti, jeigu ne, kažkas tai kitas irgi pamatys ir sakys, ateik pas mane ir aš tave paimsiu. Nes, geri žmonės nesimėto, jie mato, kiek pasikalbu su kolegom, kad ir kitų verslų turi, tai kažkokį tai gerą žmogų, specialistą, pardavėją, galų gale konsultantą ar kažkokį tai tenais tiesiog darbuotoją. Jeigu jis geras, jis visą gerai uždirba, visada turės visokias kažkokias, tai nežinau, gal privilegijas ar ne, nes tiesiog, jeigu tu pasakai žmogui ir jisai padaro, nereikia ten stovėti už nugaros ir baksnuoti pirštų, čia padaryk, čia išvalyk, taip toliau, tai dažniausiai tokius labai vertina ir jie dažniausiai tikrai ko puikiausiai uždirba ir jokių problemų. Tai va, aišku, kai kurie puikiai padaro, bet nieko neuždirba, tiesiog nes neprašo, nes, kaip pavyzdys, galvoju, jeigu žmogus neprašo, tikriausiai jam ir nereikia, ar ne, nes vėlgi toksai baimė, ką pasakys, kaip atsakys. Ir toj baimė gyvena, nors jisai paprašytų kitų, be problemų, ten, žinai, pakeltam, nežinau, kažkiek ten 100 eurų, bet neprašo, tai reiškia ir nieko, tai vėlgi tas kalbėjimas arba ta baimė kažko tai paklausti, kažką tai pasakyti, nes pas mus irgi veikloje tiesiog reikia paklausti žmogaus labas, ar tau, pavyzdžiui, būtų įdomu sužinėti savo kūno sudėties analizę, pasidaryti, sužinoti savo vidinius parametrus. Tai jeigu aš paklausiu, atsakymas būna taip, man įdomu, ne, man įdomu, bet jeigu aš nepaklausiu, tai dažniausiai atsakymas yra ne. Ir tada kažkur kitur ateina tas žmogus ir sako, tai kodėl tu pas mane, tai sako, tu man nieko nesakei. Ir toks, nes, ta visa reklama dažniausiai prasideda, kad mes pasakom, ką aš veikiu, aš produkt skelbenkės, aš darau kūno sudėties analizę, aš darau nagus, aš taisau mašinas, aš elektrikas, aš statybininkas, aš stogus skaičiu, aš mūrinu ir taip toliau. Ir tu susipažįsti su žmogumi ir tiesiog, kadangi tu turi santykį kažkokį, ar ne, su savo pažįstamais draugais, tai dažniausiai tu nori biznį daryti arba tu nori tos paslaugos iš to žmogaus. Ir jeigu jisai ypatingai tą ilgą laiką daro, tai automatiškai jisai yra profesionalesnis. O kai kurie, aišku,
žiūrėk, 3 mėnesius padarė vieną, po to 3 mėnesius kitą, 3 mėnesius trečią, galbūt žmogus, aišku, ieško savęs ir taip toliau, bet dažnai pastebiu, kad tiesiog nėra to tokio, kad va, tu paimk ir padaryk va 12 mėnesių. Va, kai pas mus ateina, sakau, jeigu tau patinka veikla, ateik čia 12 mėnesių ir davai darom. Ir dažnai būna 3, 6, kai kurie 7, bet jeigu 6 jau peržengė jau, tai dažniausiai viskas būna tvarkoj, bet dažniausiai iš tikrųjų pirmas mėnesis arba 2 ir viskas, ai čia ne man, čia nereikia ir taip toliau. Savo, tas, kai aš sakau, svajonės ir visus savo tikslus persišovėjai, eini, darai tą, ką tu darai ir viskas yra, kaip sakant, buvę, kaip tiesiog tu nieko nekeiti, bijai surizikuoti, bijai kažką tai padaryti, kažkokia stresinė situacija atsitiko, nežinai, kaip išspręsti kažką. Tai vėlgi, pas mus, aišku, vėlgi, kaip daryti, dažniausiai žmonės jau išsprendė šitą problemą ir ne vieną kartą, tu pasakai taip ir taip ir taip, vieni daro, kiti ne. Tie, kurie daro, eina toliau. Tai reiškia, jeigu, kaip ir minėjau kažkuriam tai video, tai jeigu tu esi čia, problema yra čia, išsprendi šitą problemą, tu jau čia dar didesnė problema. Ir taip mes visą laiką kylam ir kažkur tai, va, turbūt ir jūsų galbūt veikloje kažką tai darot, nežinau, galbūt ir man, ir nesvarbu, kažkokį žmogų šalies pastatysi, parodysit paprastą dalyką, tam žmogui bus problema. O jums tai bus paprasta. Dėl to, tikriausiai dėl to, kad jūs jau išsprendė šitą problemą milijonus kartų. Nu, ne milijonus, bet ten šimtus ir tūkstančius ir taip toliau. Tai vėlgi, va, tai tas tiesiog profesionalumas ateini sekantis. Ir tas, aišku, sakykime, galbūt profesiniai veikloje vėlgi priklauso kokiai srityje faktas, bet jeigu ten, sakykime, turbūt ta paprastesnė sritis, tai tenais nėra labai didelių problemų, kaip aš sakau, ir dažniausiai sprendi tiesiog tampi puikus tos srities specialistas, bet jeigu, sakykime, versle, tai tiesiog kiek tu nori augti, kiek tu nori uždirbti, tokia didžioji problemos. Kuo didesnės problemos, tuo daugiau uždirbi. Aš iš tikrųjų irgi savo, kaip aš sakau, man irgi vėlgi yra tam tikrose vietose, kur augti, ir visą laiką galvoju, kokią pamoką man čia duoda ir ką man čia išmokti. Ir visą laiką ieškai, analizuoji, klausi kitų žmonių, kaip jie darė, kaip jisai praėjo pro tą etapą ir taip toliau, ir taip toliau. Skirtingi žmonės skirtingais praeina. Aš tai randu dažniausiai tas, kuris toks pats maždaug kaip aš, mąsto taip pat, juda taip pat. Ir būtent jisai va tokiu būdu sprendžia ir man dažniausiai tas būdas yra pats geriausias. Nes tų būdų, tų išspręsti problemų yra va tie. Visokių. Ir dažniausiai, aišku, apsiribojam tam 3-4 ir randi savo vieną, išsprendi, eini toliau. Tai va, tai pirmas dalykas, ar ne, žmogus nori, sakykime, papildomas veiklos. Padarė dabar, tarkim, ten parašė, kažkur jau nori. Antras etapas - susitikti, kaip pavyzdys, arba susiskambinti. Pasakai, žiūrėk, mes tam tikrų laikų galim ten, tarkim, susitikti, arba ten pirmadienį 10 val. Tinka. Ir žmogus nepasirodo, viskas, ta prasme, jūsų atsakomybės nėra ir taip toliau. Būna kiti sako, iš anksto sako, atleiskit, ten nepavyks ir taip toliau, gal man ten neįdomu ir taip toliau. Labai gerbiu tokius žmonės, nes jie nebijo pasakyti to, sakykime, ne. Ir taip toliau, kartais net pasiskambinam, padiskutuojam, pasako argumentuotai, normaliai, kodėl ne ir taip toliau, ir tiesiog palaikom gerą santykį. Bet tokių žmonių tik 20%, 80%, tai tiesiog, jo, labai įdomu, jo, ir tada viskas ir dingsta. Tai toks kažkoks irgi turbūt, kai aš sakau, ir po to, kas dažniausiai būna, jeigu toks žmogus kažkaip tai vis tiek ateina kažkokią tai veiklą, pas jį ateina tokie patys žmonės. Pastebėjau, jeigu, pavyzdžiui, pats tu pasakai ir nepadarai, pasakai ir visi tokie patys ateina, tai tiesiog dažniausiai ta pamoka būna. Taip yra, ta prasme, kad jeigu tu kažkaip, tai va, nežinau, kaip čia pasakyti, jeigu tu galvoji ir pas tave dažniausiai kažkokie vėluojantis bus, jeigu tu ten, sakai, ten taupai visą laiką kapeiką ir pas tave tokie kapeiką taupantis, jeigu tu, kaip sakant, žiūri tą verslą, pavyzdžiui, ateina kažkoks, oi, ten nuolaidėlė, o kitas ateina, sako, gerai, kiek mokėti ir pas tave tokie žmonės ir tu toks pats ir viskas pradeda suktis ratu. Tai va, tai tokie va, esminiai dalykai, atsakomybė, aišku, yra aukščiausiam lygmenį, čia nesvarbu, kai tu veiklojasi, tai tiesiog pasakiau, padariau. Jeigu žinau, kad nepadarysiu, geriau patylėti ir viskas. Arba sakyti, ne, nepadarysiu, turiu ten savų priežasčių. Bet dažnai būna, kad galiu, no problem, ir nėra. Man tai buvę, aišku, pasimokiau, aišku, dėl to, kad jeigu aš taip darau, pas mane ateis tokie patys žmonės ir aš būsiu to žmogaus kailyje. Tai visą laiką ta lazda turi du galus, jinai apsiverčia, aišku, ne kitą dieną, bet metų, 2, 3, 5 metų bėgyje visą laiką viskas sukasi ratu. Ir taip yra ir man, pavyzdžiui, iš tikrųjų, turbūt tam tikri dalykai ateina dėl to, kad kažką tai praeitį irgi aš turbūt taip pat pasielgiau, nepagalvojau, kažkas tai, žinai, laukia manęs. Koks skirtumas, žinai, ten. Jeigu laukia, žinai,
pasijuoksim gal ten su draugais ir panašiai, bet po to, kai atsimušu du galus, okei, supratau, gerbti kitų laiką, pasakyti, pranešti, padaryti, ten nežinau, pas kirpėją, pas odontologę, dar kažkur užsiregistravai, žmogus ateisi, neteisi, pranešti iš anksto, kaip pavyzdys, ar ne? Tai po to išsiugdo tasai dalykas atsakomybė ir lygiai taip pat ir čia pas mus versle. Pasakiau, padariau, pasakiau, kad važiuosiu, atvažiavau, pasakiau, kad perskaičiau, pasakiau, kad padarysiu šitą judesį, padariau. Ir žingsnis po žingsnio mes judam link kažkokio tai profesionalizmo ir taip toliau. Faktas, kad tai nekomfortiška, faktas, kad dažniausiai tai nebūna faina. Būna dalykų fainų, būna ir nefainų. Nu, bet kitokio kelio, kaip aš sakau, nėra, vis tiek nebus visą laiką, kai aš sakau, rožiam plotas. Tai kad ir santykiuose, ir dar kažkur visą laiką būna ir geri dalykai, po to ateina ir kiti negeri dalykai, po to pradedi sverti, žiūrėti ir tiesiog supranti, kad visur yra tas pats ir visą laiką yra kažkokios tai situacijos ir kaip tu tose situacijose balansuoji. Taip ir versle, stresas, faktas, jis visą laiką yra, buvo ir bus, dėl to, kad tik tais tiek, kad vienam tas stresas yra pakeliamas, kitam tai yra normalus dalykas, tai iš vis nėra jokio streso, net ne problema, kaip su tuo, kaip čia, problemų lygiu, ar ne, tai kitam kažkur tai va čia va ta problema yra, jeigu žmogus čia, tai faktas, kad jis neįspręs, man irgi, kaip tu nežinau, kažkokį, sakyk, išspręsti ten 10 milijoninę, 100 milijoninę problemą, tai turbūt pridaryčiau klaidų ir viskas, ir man tiesiog būtų stresas, jeigu tai man vėlgi atsakomybė kažkokia dar kažkas ir viskas, bet iki to, jeigu daugia, jeigu palaipsniui tai padarai, viskas yra tvarkoj, tai va, visą laiką mes augam ir lygiai taip pat ieškam tų žmonių ne tai, kad tu čia ateik ir padarysi, bet jeigu iš tiesų nori pradėti kažkokį tai savo verslą, ateik čia 12 mėnesių. Mityba, sveika gyvensena, pats susitvarkysi, gerai jausies ir taip toliau, padedi kitiem. 12 mėnesių padaryčiau, bus pati geriausia mokykla per savo visą gyvenimą, kokį turėsi. Padaryti 12 mėnesių, jeigu čia gali bet kur. Tai va, tai principas yra labai paprastas, tai iš tikrųjų, jeigu kažkur tik kitur, vėlgi kažkokį tai kitokį verslą norit, tai eikit pas tą žmogų, kuris turi tą verslą, eikit, kalbėkit, prašykit, susidūrų, galbūt kažką jam reikės padaryti, aš nežinau. Turit kažkokį tai ryšį sukurti, jeigu sukursit, parodys, padarysit, jokių problemų. Tai visą laiką toje aplinkoje, kokiai suksitės, tokie ir žmonės pas jūs, ar ne? Tai jeigu jūsų aplinkoje nėra, arba visi dirba samdomą darbą ir jūs pradėsite turti savo verslą, patikėkit manim, gausit, nu labai bus nefainai, jūsų kokiu 7 procentų žmonių sakys, ai, ką tu čia darai, kam čia užsiemi ir taip toliau. Ne dėl to, kad jie jums linki blogą, bet tiesiog, nu, nefainai yra, kai kažkas tai daro, o aš nieko nedarau. Tai mano variantas toks daryti ir sakyti, koks tu šaunuolis ir galbūt daryti kažką kartu arba nieko nedaryti. Bet jeigu jūs darot, tai jūsų aplinkoje irgi darančių žmonių visą laiką tie yra ir palaikysiu, sakys, tu šaunuolis. Maladės, eik toliau, daryk, nu nieko baisaus, kad suklydai, važiuok pirmin. O kur kitokio atveju, tai suvalgys. Dažnai būna, kad labai didelę dalį suvalgo aplinka, tai draugai, pažįstami, tėvai, dar kažkas tai. Tai jeigu net laiko to streso, to spaudimo, to socialinės savo aplinkos, nesvarbu kokį verslą bedarytų, labai greitai viskas baigėsi ir viskas. Ir tada arba tu toliau eini sekantį 4., 5. kartą bandai ir vis tiek tau pavyks 100%, arba dažniausiai pasiduoda ir ai, man čia nieko nereikia ir tiesiog susigūži ir eini savo tuo keliu. Ir tai yra normalu, turbūt visi pro tą patį praeina, lygiai taip pat ir man. Būna, kad kartais irgi nori, ai, tiesiog ten nieko ir taip toliau. Vis laik tos mintis užeina, bet jas nuvaikai ir įdį pirmyn. Ir viskas. Ir vienintelis mano, kur aš vadovaujuosi, tai vis kažkokia problema išeina, jeigu aš jau matau, kad sunku, tai sakau, tai šitą problemą mane nužudo, ar ieškom sprendimo, ar tu vis laik ieškai sprendimo vis tiek. Kartais užtrunka savaitę, 2, kartais mėnesį, kartais metus tą problemą, tai yra skirtumas. Svarbu išspręsti. Taip, kad lygiai taip pat, jeigu pradėsit savo veiklą, nepamirškit, bus kalnas problemų, bus visokių dalykų, bus ir gerų dalykų, bus ir netokių gerų dalykų, bus fainų dalykų, bus nefainų dalykų. Bet čia vėlgi tiesiog charakterio savybės, charakterio bruožai, jeigu esate linkęs rizikuoti, linkęs daryti tai, ką reikia, linkęs išeiti iš komforto zonos, tai visada pavyksta, visada. Ir iš ko pasimokyti, aišku, dažnai mes lyginame su kažkuo kitu, ir man taip pat buvo, bet geriausia lyginti su savim. Jeigu kažkur dokumentuojat, rašot, tai užsirašai savo mintis ir paskaitai po metų, po 2 savo mintis ir tu pradedi matyti, kiek tu pats paaugai. Tada, kai lyginė su savim, tada matai, kad judi pirmin. O kai lyginame su kitais, tai kartais demotyvuojam. Žinot, internete pilna visokių žmonių, kurie tikrai yra puikiai pasiekę ir ko mes galim pasiimti iš tos mišrainės, kažką savo prisitaikyti, viskas yra labai fainai, bet save lyginti savo progresą, kur aš esu, tai su to, kur aš buvau vakar arba prieš pusę metų ir kiek aš paaugau. Jeigu aš paaugau, viskas tvarkoj, gal netgi ir profesinį veikloj. Jeigu tu paaugai,
Jeigu tu keli karjeros laiptais, gal tau net to verslo nereikia, tu padarėjai savo lankstus, kuo toliau kelsi karjeros laiptais, tas grafikas lankstesnis ir uždarbis geras, ir savo nesuki galvos, ir tos rizikos ten galbūt mažiau ir panašiai ir panašiai. Tas irgi nėra blogai, kartais galvoja, kad samdomas darbas tai čia kažkoks tai blogis. Jeigu tau patinka, jeigu tu tik kaifo, tikrai kiek matau žmonių, kurie ir medikai, ir darželio auklėtojas, ir mokytojos, kurios tiesiog, aš matau, pašauktas žmogus yra, ir jisai daro, jam patinka, ir jokių tame problemų nėra. Ir ačiū Dievui, galvoju, kuo daugiau tokių žmonių, nes ir pačiam smagu ateiti, ir parekomenduoja kitiem, nes žinot, būna kitą kartą, rekomenduotinas kažkoks specifikai pas tą. Dėl ko? Dėl to, kad jisai atiduoda visą savo širdį. Tai visur taip pat, o versle dažniausiai visi, kurie savo verslą turi, atiduoda savo širdį, nes vis tiek tai yra tavo kaip ir vaikas. Ir tą vaiką dažniausiai vėlgi, kai tu augini, tu visai kitaip žiūri. Tai va taip. Kaip sakant, gerų pasirinkimų ir iki sekančio.